Sky Agriculture gama sėjamų yra labai plati. Tai turime nuo 3 metrų iki 6 metrų darbinio pločio sėjamasias, kurios gali būti tiek su trąšomis, tiek be trąšų. Talpa turime nuo 3000 litrų iki 4000 litrų ir priklausomai, jeigu tai yra su trąšomis, bunkeris būna skeltas 55 ir 45% santykių. Tai reiškia, dalį pripilam sėklos ir dalį trąšos arba tais kitos kultūros. Pati sėjamoji yra sudaryta iš labai svarbių kelių elementų. Tai yra, priekyje mes turime 4 atraminių sutankinimo ratus, kurie yra kaip vienas papildomas atramos taškas pačiai sėjamajai, bet tuo pačiu atlieka dar vieną labai svarbią funkciją. Kai mes važiuojame su traktoriu, iš po traktoriaus ratų gaunasi toks nedidelis kauburėlis, kurie tie 4 ratai sutankina ir mes gauname vienodą paviršių. Antra darbinė dalis tai yra dirbimo diskai, kurie yra beveik 42 cm diametro ir tai duoda šiems diskams didelį sukimosi greitį, nesvarbu, ar mes važiuosime 8 km per valandą, šis diskas suksis greitai ir išdirbinės tolygiai dirvožėmį, išpjaustys ir ruoš pagrindą guoliavietei. Trečias sėjamosios darbinis elementas tai yra sutankinimo ratai, kurie taip pat sumontuoti pražangiai, jeigu mes turime įvairias sąlygas, kad, dažniausiu atveju tai šlapesnės, kad mes nedarytume bangos ir sėjamoji nevilktų žemės rautų ir nekištų pačio važiavimo ir nereikėtų didelio galios poreikio ją traukti. Ketvirtas sėjamosios elementas, kuris yra pats svarbiausias šioje sėjamojoje, yra vadinama P120. P reiškia pressure, tai yra slėgis, ir 120 yra kilogramų jėga, kurią galime spausti maksimaliai sėjos elementai dirbos paviršių. Kuo šis elementas yra išskirtinis, tai kad visa koja yra sumontuota ant metalinio laikiklio ir jinai yra tokios išlenktos formos, kuri leidžia pačiam elementui spirokliuoti ir apeiti kliūtį, šiuo atveju akmenys iš kairės arba dešinės. Dar vienas dalykas, jisai neturi ilgo peties, tai reiškia, mes turime centrą čia ir centrą čia. Tai mūsų petis yra neilgas ir mes visada spaudžiame ją vienodai šitą elementą. Tai yra labai svarbu, kas ieško kokybiškos sėjos ir sėklos padėjimo į guoliavietę. Kiekvieno elemento taip pat turime 2 sėklavamzdžius, kurių vienas yra atsakingas už sėklos įmetimą į guoliavietę, o antrasis yra atsakingas už trąšos padėjimą 3 padėtise. Kartu su sėkla, tame pačiame gilyje, antra padėtis aukščiau šiek tiek sėklos ir trečioji pačiame paviršiuje. 5. elementas šioje sėjamojoje tai yra lenktos aketėlės, kurių irgi yra labai ypatinga dėl to, kad mums labai svarbu, kai mes sėklą padedame į guoliavietę, ją įspaudžiame ir reikia užžerti dar ant paviršiaus labai gražiai ir tolygiai, kad visas dėgymas gautųsi vienodas. Sėklų ir trąšų paskirstimas irgi yra labai svarbi dedamoji, kalbant apie visas sėjamasias, bet dažnai ūkininkai tai prie dėmesio ir galvoja, kad bet koks vamzdis, jisai paskirstys sėklas vienodai ir tolygiai, ar tai trąšas. Bet taip iš tikrųjų nėra. Sky Agriculture labai daug investicijų išleido, kurdami šitą paskirstimo kepurę arba kitaip vadinamą grybą, kad variacijos koeficientas, tai yra, reiškia, mes jeigu praleidžiame 1000 sėklų per šitą elementą, kad jisai pasiskirstytų per visus sėjimo vienodai. Tai yra ADS distributorius, kurį Sky Agriculture kūrė kartu su Boeing jų aerodinaminėje kameroje darydami testus. Tai dar viena vieta, kuri yra labai preciziškai padaryta, nes kai mes siejame smulkes sėklas ar stambes, kurios yra ne vienodos formos ar dydžio, tai šitas distributorius išskirsto sėklas taip, kad mes variacijos koeficientą turime tik tai 1,6. Tai reiškia labai tolygus pasiskirstymas. Dažniausiai ūkininkai nori turėti sėjamąją universalę, tai kad galėtų sėti bet kokią kultūrą, bet kokiu gyliu, bet kokią normą. Ir pats pagrindinis dalykas, kad tai būtų galima padaryti, sureguliuoti kuo greičiau. Tai Maxidrill apie tai pagalvojo ir šiuo atveju turime sėjamąją su sėklom ir trąšomis. Tai mes turime 2 dozatorius ir 2 linijas, į kur
sėkla, tiek trašos ir jos keliauja į galą, jinai turi 2 atskirus grybus, tai sėkla į savo noragėlį, o traša taip pat į savo noragėlį. Dažniausias klausimas būna, kaip reikia sureguliuoti, sukalibruoti pačią sėjamąją sėklą normą, kaip tai padaryti. Kalibravimas yra tikrai nesudėtingas, tiesiog mums reikia žinoti, kokią mes kultūrą norime sėti. Nes vėlgi, rapsas ar ne, bus smulki kultūra ir jos norma bus nedidelė, kvietis, miežis ar dar kažkokia aviža vėlgi turės savo specifinius parametrus, kur jinai natūralu bus stambesnė ir normos vėlgi skiriasi. Nuo 3 kg mes jau galime peršokti jau iki 150 ir iki 300 kg į hektarą normos, kurią mums reikia ir dozuoti. Dažniausiai sako ūkininkai, kaip tai reikia greitai nusistatyti, nes jau reikia lėkti į laukus. Viskas yra labai lengva. Tiesiog pasižiūrime, ką mes turime ant savo dozatoriaus ir ką norime sėti. Jeigu mes sėsime šiuo atveju rapsą, tai mums reikia pasirinkti mikro, darome šitą dangtelį ir yra universali ritė. Ir kairiai pusėje mes sėjame stambes kultūras, perstumsime į dešinę pusę, sėsime smulkias kultūras. O toliau, ką reikia padaryti, tai yra susikalibruoti normą. Tai pasidedame čia kalibravimo maišelį, liniuotė mums pasako, kiek mes čia esančią užsklandą atidarome arba uždarome, paspaudžiame mygtuką baltą kalibruoti, sėkla subyra į maišelį pasveriame, įvedame į visobus valdymo terminalą, gautus duomenis ir terminalas mums pasako, kokią reikia atlikti korekciją. Sklendę daugiau padaryti ar mažiau, kad išgauti mūsų norimą normą kilogramais į hektarą arba sėklų vienetais į kvadratinį metrą.